S9, apie S90 šiek tiek vėliau. Pradžiai noriu paskelbti konkursą ir atsidėkoti aparatūros fanams. Tai turite galimybę laimėti štai tokį testeriuką, kurį pats naudoju kondensatorių matavimams, savo projektams, tranzistorius irgi matuoju. Turiu aparatūros fanams nupirkęs kelis vienetus. Vieną turi progą laimėti aparatūros fanai Facebook'e, vieną YouTube fanai aparatūros. Tai dabar žiūrėkite, kokios konkurso taisyklės. Jos labai paprastos. Jums tai reikia parašyti komentarą, palaikantį, nesvarbu, gerą, blogą, ir paspausti laiką. Tiek YouTube ABC Abu Hobbies kanale, tiek audio aparatūros Facebook'o puslapyje. Tai tik tiek tai reikia ir išrinksiu vieną laimingai burtų keliu ir jums atsiųsiu šį laimėtą testerį. Tai tiek apie konkursą, dabar einame prie esmės. Tai kaip matote, S90, papasakosiu apie pačias kolonėlės ir apie patį projektą, gal kažkas nežinote. Buvau paskelbęs, kad rinku lėšas S90 tobulinimo projektui. Taip nusprendžiau daryti, kadangi praeitais metais sulaukiau labai daug užklausų, prašymų, atsiųsti norėjo daug žmonių savo kolonėlės, kad jas patobulinčiau, būtų man už tai sumokėję. Bet kadangi aš užsivertęs esu savo projektais, niekam neapsiėmiau ir nutariau pats padaryti lėšų rinkimo akciją ir įgyveninti šį projektą vien iš smalsumo. Tai dabar apie pačią kolonėlių istoriją, kaip jas pavyko gauti. Žmonių praeitais metais buvo daug sudomėję, kai paskelbiau akciją, kad renku lėšas, prisidėti norėjo tik tai keli žmonės, surinkome 20 eurų. Tai laukiau, galvojau, kad nebedarysim šių projekto ir vienas žmogus man parašė ir pasiūlė šias kolonėlės, kad padovanos. Na, aš jų visiškai už dyką nenorėjau imti, tai šias kolonėlės daviau simbolinę sumą 20 eurų. Na, jas apžiūrėsime, aptarsime patį projektą, pažiūrėsim, kas gyvo iš jų yra likę. O aš labai esu dėkingas žmogui, kuris padovanojo šias kolonėlės, tai yra Aurelijus Lev. Tai vienas iš mano aparatūros sekėjų ir fanų. Na ir dabar noriu padėkoti kitiems žmonėms, kurie prisideda prie mano projektų, kadangi turim tokią progą. Tai kolonėlių projektui S90 paaukojo pinigų 20 eurų Mindaugas Karnauskas. Tai labai ačiū, tavo paaukoti pinigai, Mindaugai, tikrai nuėjo, nebuvo prašvilpti, o nuėjo tiksliam geram tikslui. Tai pradėsime šį projektą tavo dėka. O daugiau, ką dar norėčiau padėkoti savo didžiausiam fanam ir rėmėjams, tai Davidui Vaičkui iš Anglijos, kuris labai prisideda stipriai, ko gero stipriausiai prisideda prie aparatūros projekto ir visų mano tobulinimų, įrašų ir taip toliau. Tai ačiū iš visos širdies. Na ir žinoma, savo broliui Edvinui Navickui. Jis yra irgi didžiulis mano fanas ir palaikytojas. Yra šiek tiek seniau žmonių, kurie Patreon'e, PayPal'e prisidėjo. Na, juos kažkada paminėsiu bendrai, eisiu, peržiūrėsiu visus, kiek esam gavę aukų ir kažkada kažkuriame video būtinai paminėsiu. Na, dabar eisime, apžiūrėsime pačias kolonėlės, aptarsime patį projektą, tikiuosi bus jums įdomu stebėti darbų eigą. Vis dėlto kolonėlės yra kontroversiškos, vieniem jos kelia šypseną, kitiem gerus prisiminimus, kitiem blogus, audiofilai ko gero tikrai jų nekenčia. Aš apie jas irgi turiu savo nuomonę, tai apie ją pakalbėsiu šiek tiek vėliau video eigoje. Na, nieko nelaukim ir apžiūrėkime pačias S90 kolonėlės arba kas iš jų yra likę. Tai kaip matote, viršutinė kolonėlė, apžiūrim iš arčiau. Tai aukštadažnių garsiakalbis ir vidutinių dažnių mačiau kažkur yra, bet mes dėsime kitus garsiakalbius, tikrai nenaudosiu originalių. Žemadažniai irgi išimti, kaip matote, viduje matosi filtrai, komponentai, tai manau irgi perdarinėsiu. Aišku, galėsime įdomumo dėlį atlikti šiame video komponentų matavimus, pasimatuoti keletą komponentų, pažiūrėti, kokie parodymai yra testerio. Štai apatinė kolonėlė. Atrodo taip, na, stovis panašus. Patys korpusai nėra labai prastos būklės, tikrai eis atrestauruoti.
Pačios dėžės, kas nustebino, niekad aš nebuvęs 90 vardės, kad yra padarytos iš faneros. Na, fanera tikrai labai tinka kolonėliam ir projektų gamybai. Na, štai yra žemadažnis. Su žemadažniu eisime, atliksime matavimus ir šiek tiek tuoj papasakosiu daugiau apie patį žemadažnį. Pradėsime nuo įrankių, kuriuos naudosime projektui. Tai įrankiai naudojami projektui bus šis testeris, kurį galite laimėti. Po to irgi kondensatoriams skirtas testeris brangesnis iš Peak Electronics. Šitas kainuoja apie 150 eurų, bet galiu pasakyti nemeluojant, šitą kinišką dažniau ko gero naudoju, nes mano poreikiams jo užtenka ir kažkada lyginau, paklaida nėra tikrai labai didelė. Na ir naudosime paprastą testerį, pamatuoti ohmams ir kitiems visiems parodymams. Toliau, pradėkime nuo pačių garsiakalbių, gal apsižiūrėkime ir pagalvokime, ką toliau darysime su pačiais garsiakalbiais. Na, vaikystėje teko girdėti šių garsiakalbių malonų ausį garsą, kabutėse, juokauju, baubimą daugiau. Kiek atsimenu, pats žemas, tai tikrai tas toksai buvo baubiantis, daug to žemo, bet tikrai nepriminė to kokybiško skambesio, kaip kitų gamintojų japoniškų kolonėlių ar amerikietiškų to laikmečio. Nežinau dėl ko taip, gal dėžės blogos, gal blogai paskaičiuotos dėžės, aišku, nuo kažko bus nukopijuota, nes rusai ir tas laikotarpis visą laiką viską kopijuodavo. Aš manau, kad gali būti ir dėl gumų, nes gumos tai kietumo. Pasakykit, kas esate turėję naujas kolonėlės, kaip tos gumos būdavo, minkštesnės ar tokios kietokos. Aš galvoju gal netgi pakeisti pačias gumas į perloninės, kaip manote. Aišku, iškritikuos tai kritikai, kadangi pabėgsim jau nuo parametrų, bet gal tai pakeltų jautrį šių garsiakalbių ir duotų teigiamą rezultatą, kaip jūs galvojat. Na, parašykit komentare, kaip manot. Na ir norėčiau dar, naudosim šiuos įrankius šių kolonėlių tobulinimo projektui. Ir dar darysime matavimus pačių dažninių, matuosime, ką atkuria garsiakalbiai, nes jeigu perdarinėsiu filtrus, tai tikrai nebus, kad iš lempos ten kondensatorių pridėta varžų ir viskas, projektas baigtas. Šiek tiek įsigilinsiu daugiau, nors, kaip buvau minėjęs, nėra taip pats įdomiausias man tikrai projektas, bet kadangi aš mėgstu tokius kontroversiškus darbelius, užkurstyti ugnį tarp audiofilų, melomanų ir kitų visų mylėtojų aparatūros, tai dėl to įsivėliau šį projektą. Tai žadu daryti matavimus garsiakalbių ir pagal tai sureguliuoti filtrus arba bandyti sureguliuoti. Tam naudosime Rode mikrofonus. Jeigu žinot, kokią gerą programėlę matavimam atlikti, tai nesidrovėkit ir prašau rekomenduokit. Tikrai būsiu labai dėkingas. Dabar einam pasižiūrėti pačius garsiakalbius daugiau. Jie turi, kaip matote, problemėlę būdų tokią pačią. Varža matavau su testeriu, rodo, kad gyvi. Galim pamatuoti dar kartą įsitikinimui. Šitas nenutrūkęs, dėkim čia, o šitas nutrūkęs. Nu jo, rodo virš 4 ohmų, tai viskas kaip ir gerai. Reikės tik prisilituoti šiuos laidelius. Tai manau bus pirmas toks žingsnis, prisilituosime juos, na ir galėsime gal pabandyti pačius garsiakalbius, aptarsime toliau pačią projekto eigą ir manau, kaip pirmai daliai bus tiek, kadangi lėšų daugiau nesame surinkę, tai komponentų dar užsakinėti kitų negaliu, o projektui, kiek esu numatęs, manau, kad dar porą šimtų eurų tikrai reikės, komponentam, garsiakalbiam, jeigu filtrus norėsim patobulinti. Na, aišku, kažkiek aš prisidėsiu iš savęs ir šios kolonėlės, kai buvau minėjęs podcast'e, kažkam iš jūsų atiteks. Aš jas patobulinęs, tikrai savo jų nepasiliksiu, jas žadu padovanoti. Na, einam, prilituojam laidelius ir tada einam pažiūrim, ar garsiakalbiai tvarkingai groja ir aptarsime tolimesnę eigą
tokie va planai. Na, vieną garsiakalbį išoperavom, varžą promatavau kaip ir gyvas, viskas gerai, galėsime toliau burti su juo kažką. Dabar paskelbęs trumpą video apie aparatūrą, apie kolonėlių šį projektą. Sulaukiau tokių komentarų, na aišku, didelio palaikymo iškart susilaukiau, na ir buvo kas rašė, kad iš Amfiton kažkokio modelio rusai labai daro ir tipo labai galima kažką įdomaus išspausti. Na, aš galiu dar pridurti, kad Estonijos pas vieną aparatūros faną klausiau, irgi jos geros būklės irgi labai gerai groja, aišku, ne high-endas, bet tikrai klausyti galima, nevargina. O kodėl S90 pasirinkom? S90 pasirinkom vien dėl to, kad jų daugiausiai buvo, labiausiai paplitusios, daugiausiai žmonių nostalgija joms yra. Ir noriu aš būtent šiuo projektu parodyti, kad gali jos suskambėti, pats nežinau, ar pavyks ar nepavyks. Tai dėl to renkam lėšas, prisidėkit Patreon'į, PayPal'e, jeigu norite pamatyti tolimesnę greičiau šio projekto eigą, nenorite, kad užsikonservuotų metams. O su šiuo projektu aš netaikau jų defilus. Tai yra daugiau paprastiems žmonėm, kurie nostalgija, nes sulaukiu daugiausiai palaikymą iš paprastų žmonių, daugiausiai sekėjų yra paprasti žmonės, kurie mėgsta paklausyti muzikytę ir labai nesusireikšmina. Tai kam patiko šis video, prašau prenumeruoti kanalą, paspausti laiką, projektus paremkit Patreon'e, PayPal'e, na ir aišku parašykit komentarą būtinai, kad laimėtumėt mano testerį. Na ir iki.